Jeigu jaučiate skausmą ar tai kažkokį diskomfortą, sustingimą tarpumentėj, tai yra viršutinėj nugaros daly, tai labai dažnai nutinka, kuomet mūsų mentė nebegali tinkamai judėti ir rotuoti. Tai yra ji tarsi prispausta prie galinės šonkaulių dalies. Ir tuo metu mums ypatingai yra labai sunku įkvėpti orą į tą dalį. Ką mums reikėtų padaryti, tai sukurti daugiau erdvės būtent toj pozicijoje, kuomet mes išvedame mentę ir daugiau susukam ranką į kitą pusę, taip sudarydami daugiau erdvės būtent galiniai šonkaulių daly. Užkelsime rankas ant pakylos, dubenį šiek tiek pasuksime po savim, kūno padėtį išlaikome tiesesnę, išvedam mentės. Jeigu tarkime aš įtampą turiu dešiniai pusiai, tai kairę ranką šiek tiek galiu padėti į priekį ir atlikti lėtą ir gilų kvėpavimą, kad šonkauliai leistųsi žemyn ir įsijungtų mano šoninė preso dalis. Ir jeigu norisi šiek tiek lengvesnės padėties, aš galiu tiesiog atsiklaupti, turėti žemesnę pakelą ir atlikti lygiai tą pačią poziciją, kurioje kvėpuosime.